Mes norime pristatyti projektas apie susižalavimą. Mes norim papasakoti, kaip yra susižalavimas. Pavyzdžiui, kaip kas nors, jeigu susižaloja, pavyzdžiui, tenais pavyzdžiui, kaip maudos arba šoka ant kokių stiklų, susižaloja, susipjausto koją, rankas ar dar kažką panašaus. Ir mes tokį projektą padarėm. Aš norėčiau papasakoti apie šitą apie ranką. Mes nupiešėme ranką ir nupiešėme bonkės. Kad pavyzdžiui, kad kažkoks vaikas arba dar kažkas panašaus, mes nupiešėm ranką, kad susižalavo ir susipjaustė su stiklinė bonkė. Ir jam yra visi krūvini pirštai. Mes nupiešėme 2 bonkės, kad jis vieną bonkę sudaužė, susipjaustė rankas ir kitą nupiešėme bonkę šalia jo. Kad jis laiko rankoje bonkę ir suspaudęs, jam pradėjo kraują bėgti. Ir ką reikėtų daryti šiuo atveju? Mes patarėme, kad nesipjaustytumėte venų arba rankų, arba dar kažkokia panašaus darbo. Vienu žodžiu, kad nesipjaustytumėte tenais, pavyzdžiui, kaip kiti žmonės prigeria ir pjaustas ir dar kažką panašaus daro. Tai va, ir mes nupiešėme čia ranką, eisim prie antros dalies. Mes nupiešėme ranką nuo alkūnės iki paprastos rankos. Mes nupiešėme, kad čia yra vena, kur mes prasidurime ir čia bėga kraujai. Ir mes parašėme, nesipjaustykite venų. O venas, mes čia nupiešėme paprastą ranką, kad susipjaustė, o mes čia nupiešėme venas. Kad jie pjaustas tik tai, pavyzdžiui, čia susipjaustė tik tai pirštus, o čia susipjaustė jau iki pat venas, kur yra juostelės tokios venos. Čia susipjaustė venas. Ir mes po jo paveiksliukų parašėme, jeigu vaikai susižalotų ir nebūtų tėvų, ką jiem reikėtų padaryti. Mes patarėme, kad skambinti šiais numeriais 003 arba 002 112 ir kreiptis pas gydytoją. Jeigu šiuo atveju, jeigu pavyzdžiui tėvų nebūtų namuose ar būtų kur nors panašiai išvažiavę ar paliktų vaiką kažkur lauke arba tėvai būtų darbė ar dar kažkas panašaus ir jeigu vaikas susipjaustytų ranką arba koją arba dar kažką panašaus įsipjautų arba stiklas pavyzdžiui lįstų jeigu būtų draugai ir pavyzdžiui neturėtų telefonų nubėgti, svarbiausia greitai pas kaimyną ir pasakyti, o ką jeigu padarytų kraujas, ką reikėtų daryti. Reikėtų, jeigu pavyzdžiui iš piršto pradėjo bėgti kraujas, reikėtų paimti, sušlapinti rankšluostę arba kokį škurlį, uždėti ant piršto ir palaikyti kokią valandą, kokį 20 pusę valandos palaikyti, kol tas kraujas sutiršties. O kai kraujas sutiršties, būtiniausiai reikia bėgti pas kaimyną ar pas tėvus pasakyti ar pasiskambinti šiais numeriais, kur sakiau 003 arba 112 003. Šiais numeriais pasiskambinti ir jums atsilieps kaip pasakyti jums. Ten iš vaikų prieglaudos atsilieps tie susižalavimą, tie atsilieps tenais ir jums ten viską papasakosit, kas jums ten įvyko ir viskas. Ir dabar noriu papasakoti, jeigu susižalotumėte, skambinti 003 arba 112 002. Šiais numeriais jums padės daug sveikatai gydytojai. Kaip jums suprasti sveikatai? Jeigu, pavyzdžiui, jūs tenais arba įsipjautumėt, pavyzdžiui, kur nors ar pilvą, ar dar kažką, jūs galite, pavyzdžiui, arba kai širdį tik pasismėgia, ar dar kažką panašaus, arba kiti papjauna dar kažką. Kad jums padėtų sveikatai, kad jūs nemirtumėt, kad jūs dar būtumėt gyvi, jums padės gydytojai šią visą situaciją. Ir būtiniausiai, sakau, padaryti, uždėti šlapią škurlį, kad nenubėgtų kraujas, nes jeigu, pavyzdžiui, kaip galva prasiskeli smegenis, tau gali smegenis sutirštėti ir viskas gali nubėgti kraujas ir gali tu kraujo nebetekti ir tu gali mirti. Ir pasakysime, kokią datą sukūrėme. Mes šitą piešinį piešėm 2013, 11 mėnesį, 1 dieną. Tai va, mes norėjom pristatyti projektas apie susižalavimą ir ką daugiau. Atrodo, kad viskas daugiau, nieko nebenorim. Tai tada